tėtis, kad aš turiu. Kaip mes, vaikai, turėtume žiūrėti į mamą ir tėtį. Mes galime žiūrėti, kaip va šitie maži vaikai. Štai, maži vaikai. Mes galime jo žiūrėti, bet mes galime žiūrėti ir kaip suaugę žmonės. Tie, kurie dabar čia prisijungia į šitą webinarą. Suaugęs žmogus arba vaikas, kuris žiūri vis dar į savo mamą ir tėtį ir tikisi, kad mama ir tėtis pasikeis, kad mama ir tėtis duos tą saugumą man, kurio man taip trūksta, kurio man taip reikia. O mama ir tėtis kaip neturi to saugumo uosto viduje savo, kaip duoti ir ką duoti, taip ir neturi. O vaikas šitas vis dar ieško. Ir kas nutinka, kai mes ieškome vis? Mes išeikvojam labai daug energijos. Ir šitam suaugusiam žmogui, kuris dabar žiūri į mane, kuris dabar klausosi ir nusipirko šį transformacinio online kursą, šitam žmogui tada gyvenime būna sudėtinga atrasti vidinę ramybę ir saugumo viduje uostą. Jeigu šis vaikas vis dar ieško to saugumo, to uosto, ten, kur jo dėja kartais nėra. Dėl kokių priežasčių? Mama ir tėtis pasimeta gyvenime ir praranda patys viduje saugumo uostą. Štai mama ir tėtis. Dėl ko? Todėl, kad jie lygiai taip pat turėjo vaikystę, lygiai taip pat turėjo gyvenimą ir lygiai taip pat turėjo emocinės patirtis, kurias išgyveno ir kurias patyrė. Patyrė ne tam, kad gyventų blogiau, o tiesiog nutiko gyvenimas, nes jų tėvai lygiai taip pat patyrė tą patį nesaugumą. Badas, karas, maras, tremtys. Tai buvo baisus laikai ir mes dabar, būdami suaugę, galime tai stebėti tik kino filmuose. Bet šitie mūsų suaugę žmonės, mama ir tėtis, jie vienaip ar kitaip buvo arčiau viso to, arčiau viso šito, kas nutiko pasaulyje. Kada emocinis, psichologinis artumas, švelnumas nebuvo svarbus. Buvo svarbiausia funkcija išgyventi, tiesiog prasimaitinti ir išbūti tą visą baisybę, kuri vyksta aplink. Lygiai tą patį darė jų tėvai, mama ir tėtis. Lygiai tą patį ir jie, vienaip ar kitaip, kažką darė. Ir taip, jiems pasisekė, jūs neatsidūrėte prie konteinerio, jūs neatsiradote prie kažkur tai sušalę palikti. Jūs užaugino. Ir dabar va šitas suaugęs žmogus, kuris žiūri į mane, turės išmokti pasirūpinti savimi. Va tuo savo vidiniu vaiku, kuris iki šiol dar ieško saugumo uosto, mamos ir tėčio, kituose. Reikės išmokti ieškoti jo savyje, saugumo uosto. Nes šitas suaugęs žmogus turi daug atsakomybių dabar. Galbūt jūs turite vaikų, turite darbą, turite pareigų, turite kuo rūpintis, augintinių, kažkuo. Ir jūs sugebate tą padaryti. Jūs tai sugebate. Reiškia, jeigu sugebat pasirūpinti vaikų, savo artimu žmogumi, sugebat atlikti funkcijas darbe, reiškia, sugebėsite pasirūpinti ir savimi, tą savo vaikišką dalim ir jai duoti tai, ko jai trūksta labiausiai. Saugumo, emocinio artumo, švelnumo ir mes visą tai duosime, mokysimės. Bet prieš tai grįžtame prie mamos ir tėčio temos. Mama ir tėtis tai ne tai,
kas užaugino. Labai dažnai visuomeniai yra toks požiūris. Yra tai, kas davė gyvenimą, mama ir tėtis, ir yra tai, kas užaugino ir atliko mamos ir tėvo funkciją. Jeigu mes žvelgtume į tai, kaip mano mama mane užaugino, tai būtų, arba kaip mano tėtis, mano tėvai kartu mane užaugino, tai čia yra, kaip atliko mano tėvai funkciją, pareigą, darbą, mamos ir tėčių. Tai yra darbas. Jie turėjo nudirbti tą darbą, mamos ir tėčių. Bet jie tapo tėvais, mama ir tėčių, tada, kada užsimezgė gyvybė. Ir atsiradote jūs. Štai, atsiradote jūs, šita mergaitė. Vat štai šita mergaitė. Va tada jie tapo tėvais, kada atsiradote jūs. Ir kada atsiradote jūs, tada jie turėjo išmokti, kaip pasirūpinti šitą mergaitę. Išmokyti ją vaikščioti, valgyti, kalbėti, rašyti. Visko, ką patys moka. Ir žinoma, iš meilės, didelės meilės, iš didelio rūpesčio, galbūt nedavė tiek, kiek norėjo. Mes labai dažnai galvojame, kad mus vaikystėje mama ir tėtis nemylėjo. Kad jeigu aš esu bloga, aš tai jaučiu, reiškia, manęs mama, tėtis nemyli. Reiškia, aš esu bloga. Bet tiesa yra ta, kad jūsų mama ir tėtis lygiai taip pat kažkada buvo vaikai. Lygiai taip pat kaip ir jūs. Jie irgi turi savyje tą vidinę mergaitę ir vidinį berniuką. Jie irgi buvo kažkada vaikai, kurie galbūt irgi nebuvo iki galo išmylėti ir iščiučiuoti ir išglostyti. Ir natūralu, kai atsiradote jūs, štai, gimėte jūs dabar. Čia jie yra tėvai, kurie davė jums gyvenimą. Susitiko, įsimylėjo, pasibučiavo ir atsiradote jūs. Bet kai jie augino, galbūt nepilnai buvo mamos ir tėvo būsenoj. Galbūt matėte mamos sunkumą, tėčio sunkumą, galbūt patyrėte neteisybę būdami šeimoje. Emocinį šaltumą, emocinį trūkumą, deficitą. Galbūt tėtis nebuvo kartu su jumis, galbūt jie išsiskyrė labai anksti arba nuolat gyvenot šeimoje, kurioje buvo įtampa ir nuolat šitam vaikui buvo nesaugu. Ir ką tada vaikas daro, kai jam yra nesaugu? Jis nusprendžia, kad jeigu aš tai jaučiu, jeigu mano mama ir tėtis yra tokie, reiškia ir aš toks pat lygiai esu. Ir mes esame šeima. Nesvarbu, kad mama ir tėtis mane emociškai atstumia arba neduoda tiek, kiek man ko reikia, aš vis tiek juos myliu. Vaikas nenustoja mylėti savo tėvų. Netgi jūs nenustojate mylėti mamos ir tėčio, kai mama gėrė, ar tėtis smurtavo, ar buvo emociškai šalti. Arba kai jūsų neapkabino ir nepripažino, kada labiausiai jums reikėjo meilės ir pripažinimo. Jūs tą momentą nustojate mylėti save, nustojate girdėti save. Ir dabar mūsų tikslas yra pasirūpinti savimi. O čia esate jūs, va ta suaugusi jūsų asmenybės dalis, kuri geba rūpintis viskuo aplink. Draugais, vaikais, vyru, darbe esančiais, kolegomis, bet tik ne savimi. O dabar bus laikas atsigręžti į save, imti save už rankos ir rūpintis taip, kaip norėjosi, kad tai padarytų mama ir tėtis. Bet prieš tai, ką labai svarbu yra suvokti ir suprasti, kad čia
skausmo, neapykantos ar nuoskaudų, reikės šito viso atsisakyti mamai ir tėčiui. Ir išmokti priimti tą tėvų dalį, kuri davė gyvenimą. O tą tėvų dalį, kuri jau nudirbo tą darbą, tą visą funkciją atliko, va tą tėvų dalį, va tiesiog, va tą visą darbą, kurį jie nudirbo, reikės išmokti gerbti. Priimti ir gerbti yra du skirtingi dalykai. Priimti mamą ir tėtį reiškia, aš priimu gyvenimą, priimu gyvybę, per kurią aš turiu tai, ką dabar galiu paliesti, pačiupinėti, aš turiu gyvenimą. Nes tai aš gavau iš kur? Iš mamos ir tėčio. Aš juk nenukritau iš dangaus ir kopūstuose manęs tėvai nerado. Jie mane sukūrė. Ir aš imu tai iš tėvų kaip dovaną. Aš juos priimu, nes jie man davė gyvenimą. O va tai, kaip jau tėvai atliko savo funkciją, savo darbą, va tas tėvų dalis, kurios taip pat galbūt yra vaikiškos ir trūkume emocinio artumo ar šilumos, reikės išmokti gerbti. O ką reiškia gerbti? Tai reiškia, kad mes neteisiam mamos ir tėčio. Mes neauklėjam mamos ir tėčio. Mes neteisiam mamos ir tėčio. Mes negalvojame, kad žinome geriau, kaip reikėjo mane užauginti. O mes mamą ir tėtį mokinamės priimti, gerbti ir stiprinti pagarbą. Tai, kad tiesiog jie tokie. O priimti mamą ir tėtį, tai kartu priimti ir pačią didžiausią dovaną, tai yra gyvenimas. O gyvenimas tai kas yra? Yra galimybės, yra energija, yra jėga, yra pasitenkinimas, yra džiaugsmas, yra tiek daug, ką galima jame padaryti. Ir visa tai ateina iš kur? Iš mano autorių, mamos ir tėčio, nes jie sukūrė jūs. Lygiai taip pat kaip ir mano tėvai sukūrė mane. Iš 2 žmonių atsirado 3. Tai va, šitas suvokimas, kaip atskirti, padeda suvokti. Nes, stebėkite, socialinėje erdvėje, medijoje labai daug kur kalbama apie tai, kad reikia priimti mamą ir tėtį. O kaip tą padaryti, jeigu mama mane skriaudė, jeigu mama mane mušė, jeigu tėtis alkoholikas, jeigu tėtis smurtavo ar tampė už plaukų mane? Kaip tai padaryti, kaip atleisti mamai ir tėčiui, jeigu jie tokie monstrai ir siaubūnai? Nu, neįmanoma. Taip, tai yra teisinga. Tik kol mes nesuvokiam to atskirimo, kas yra mama, tėtis ir kokia yra mamos ir tėčio funkcija, tas darbas. O kai mes suplakam viską į vieną, tai natūralu, kad mums sunku yra. Todėl priimti reikia tą mamą ir tėtį, kur davė gyvybę ir davė gyvenimą. tą momentą, kada užsimezgė gyvybė, tai jūs. Ir tada jie tapo mama ir tėtis. O funkcija, kaip jie nudirbo visą šitą darbą. Įsivaizduokime, kad čia jie taip dirbo darbą. Kaip sakoma, vaikai kartais augina vaikus. Nes tai, kad tėvelis ir mama buvo emociškai nutolę nuo savęs, nuo vienas kito, tai yra pasiekmė. Pasiekmė to, ką jie galbūt išgyveno ir patyrė savo vaikystėje, savo gyvenime. Jeigu jie tikrai galėtų, atsuktų laiką atgal ir viską darytų žymiai geriau. Patikėkit manim, kiekvienas žmogus, kuris turi širdį, jaučia. Ir jūs viską jaučiat. Jaučiat savo vaikučius, jaučiat savo vyrą, jaučiat kaimyną,
jaučiat kolegą, viską jūs jaučiat aplink. Lygiai taip pat jaučiat ir mamą, ir tėtį. Jaučiat. Ir jaučiat, kad jie yra mamos būsenoje ir tėčio būsenoje. O kada ta būsena yra kažkokia neadekvati, nesąmoninga. Ir ten nėra mamos ir tėčio. Bet mes kaip vaikai užsifiksuojam tik į tą būseną, kada mama ir tėtis nėra mama ir tėtis. Užsifiksuojam ir labai skaudžiai tą priimam. Ir paveikslą nupiešiam labai daug nuoskaudų ir pykčio. Adresuota mamai ir tėčiui. Bet mama ir tėtis, atsiminkit, yra daug daugiau ir žymiai daugiau. Mama ir tėtis yra visas gyvenimas. Kai jūs buvote mažas vaikas, jums mama ir tėtis buvo visas pasaulis. Jūs akimis gaudėt kiekvieno mamos žvilgsnį, kiekvieną tėčio krūptelėjimą. Galbūt nebuvo darnos šeimoje, galbūt tėtis negyveno kartu, galbūt anksti netekote tėčio. Galbūt mamos netekote, galbūt nepatyrėte, galbūt jūs iš vis užaugote su seneliais, su tais žmonėmis, kurie jums dalinai kažkokiam gyvenime etape atstojo tą mamą ir tėtį. Bet tai nėra mama ir tėtis. Tai tik tas darbas, ta funkcija mamos ir tėčio. Tie, kas dabar augina vaikučius, pastebėkite save. Kaip jūs dirbate mamos ir tėčio darbą, tą funkciją kaip atliekat. Ar lengva atlikti, jeigu mes neturime įgūdžių, jeigu mes neturime žinių, yra sudėtinga. Dabar šitame laikmety, kada mes turime internetą, kursus, mes turime knygas, turime laiko galų gale domėtis ir stebėti, dabar mes galime kažkaip kitaip elgtis, reaguoti ir daryti. Kai jūs buvote maži, mama ir tėtis tiek laiko neturėjo, jie net galimybių tokių neturėjo, net žinių iš kur gauti neturėjo. O ką kalbėti apie jų tėvelius, jūsų tėvų tėvelius, jūsų senelius, jie iš vis neturėjo nieko, turėjo galbūt tik tai vienintelį norą išgyventi ir prasimaitinti. O kalbant dar toliau apie protėvius, jau jūsų prosenelius, iš vis gyvenimas buvo visai kitoks negu dabar. Todėl mūsų pareiga dabar funkcija išmokyti save, tą suaugusį žmogų, mąstyti, suvokti kitaip. Pradėti daryti tai kitaip, tam, kad tas žinias, tą informaciją perduotumėt savo vaikam, o jūsų vaikai kurtų jau kitą laiką su kitom, visai kitom šeimos santykių bendravimo taisyklėm. Kas yra labai svarbu, suvokiant mamą ir tėtį? Kad mama ir tėtis tai yra tie du žmonės, kurie visą gyvenimą lydės jūs. Ir nesvarbu, kad mama ir tėtis galbūt kažkieno jau iškeliavo į amžinybę. Daugelis žmonių galvoja, kad jeigu mama ir tėtis nėra, aš fiziškai negaliu jo paliesti, pačiupinėti, tai nieko tokio, nėra ir ką kalbėti. Ne, mama ir tėtis visada yra gyvas mūsų šitas žmogus širdyje. Todėl, kad mes nešiojame tą pačią DNR informaciją. Mes turime galbūt akių ir plaukų spalvą tokią pat. Mes galbūt net kalbam tą patį. Galbūt mūsų balso tonas toks pat. Galbūt mūsų oda tokios pačios spalvos ir tokios pačios tekstūros ir apgamai toj pačioj vietoj. Mes esam mamos ir tėčio kūriniai. Todėl mes visada esame su jais ryšyje, net jeigu jie fiziškai tarp mūsų nėra. Ir va čia prasideda suvokimas, kad mama ir tėtis visada yra mano širdyje. Ir aš nesu vienas ir vieniša.
Jie visada yra mano širdyje. Ir čia tą suvokimą tikriausiai daugelis, kas neturi fiziškai tėvelių pačiupinėti, paliesti, kurie amžinybėje, nueidami prie kapo, pasikalbėkite. Galbūt kalbėjotės jau per visas šventas, mūsų šventes. Galbūt jau tą pajautėt, kad mama ir tėtis yra. Jeigu dar to niekada nebandėt, tai suvokit ir supraskit, kad mama ir tėtis visada yra šalia. Nes čia šitas kūnas yra kieno? Jų. Ir kai glostote save, galite įsivaizduoti, kad mama ir tėtis glosto jūs. Netgi dabar. Tie, kas fiziškai ar tėveliai kažkur tai toli, ar jie apsunkia, ar tiesiog emociškai tokioj būsenoj, ne mamos ir ne tėčių, kad to negali padaryti, tai kiekvienas dabar, kas žiūri šį įrašą ir kas tiesiogiai dabar klauso, apkabinkite save, uždėkite rankas ir įsivaizduokite, kad tai, ką jūs dabar apkabinat, jūs apkabina mama ir tėtis. Va ta mamos ir tėčio būsena, kada jie buvo mama, kada jie buvo tėtis. Ir pabūkite su tuo jausmu, su tuo pajautimu, kad mama ir tėtis yra. Matot? Jūs niekada nebuvote vienas ir viena. Jūs visada esate su jais. Ir čia atsidūstame labai giliai. Tam, kad pagaliau grįžtame į savo ramybės ir saugumo uostą, kuris yra visai netoli. Jis visada yra mumyse. Tas ramybės ir saugumo uostas, kurį mes galime turėti, jausdami mamą ir tėtį. tą gyvenimą, kurį mums jie davė, kaip pačią didžiausią dovaną. Ir dabar tą gyvenimą jūs sėkmingai perdavėt savo vaikam ar dar perduosit jiems. Lygiai taip pat jūsų vaikai, jūsų būsimi vaikai perduos gyvenimą, dovaną savo vaikam. Ir taip iš kartos į kartą gyvenimas keliauja. Ir jis nesustoja. Jis tęsiasi. Ir čia ateina suvokimas, kokia didinga ir galinga yra mano šeima, mano mama ir tėtis. Kai aš, kaip mažas vaikas, kuris gali pasislėpti nuo visų audrų, nuo visų negandų ir tiesiog pabūti su savimi. Bet kaip mes ieškome mamos ir tėčių ten, kur jų nėra, tose būsenose, kai galbūt tėtis yra apsvaigęs alkoholiu, galbūt mama emociškai suvargusi, besiskundžianti, ar aukos pozicijai, ar tėtis toli nutolęs, emociškai šaltas. Ten mamos ir tėčio nereikia ieškoti. Reikia ieškoti mamos ir tėčio ten, kur jie yra mamos ir tėčio būsenai. Galbūt prisimenat mamą, kuri jums šukavo plaukus, gamino skaniai valgyti ir tokiu būdu išreiškia meilę. Galbūt prisimenat tėtį, kuris mokė jūs vairuoti automobilį, ar tėtį, kuris mokė jūs žvejoti ar kažką konstruoti. Ir kada jautėtės, kad esate vaikas,
mamos ir tėčio vaikas, kada tikrai jautėt meilę. Va tą prisiminimą, tą jausmą, kurį dabar kiekviena ir kiekvienas prisiminsite, užfiksuokite savo vaizduotėje. Prisiminkite tą vaizdą, kada mama ir tėtis yra, kada jie yra. Va čia yra mama ir tėtis, va ta mama, kuri gamina valgyti, va tas tėtis, kuris moko jų žvejoti. Va čia yra mama ir tėtis. Va tai yra mama ir tėtis. O visa kita, kas buvo nutikę, ten buvo blogai nudirbtas mamos ir tėčio darbas. Jie blogai atliko funkciją, nes nebuvo išmokyti, kaip reikia daryti. Nebuvo parodyta jiems, kaip reikia daryti. Neturėjo tiesiog tokios patirties ir žinių, kaip reikia tai daryti. Negalime pykti ant žmonių, kurie nežino ir nemoka, kai patys nebuvo išmokyti to daryti. Kurie bėgo galbūt nuo savo jausmų, nuo savo emocijų, nuo savo problemų, bėgo išsiskirdami arba bėgo į priklausomybę. Negalime pykti. Galima išmokti gerbti. Gerbti kaip tokį jų likimą. Dievas davė likimą. Bet žmogus jį gali koreguoti, gali rinktis. Žmogus pajėgus yra keisti savo likimą. Nėra nuosprendžių, kad taip ir ne kitaip. Bet dėja, mama, jeigu ir tėtis pasirinko tokį likimą, vadinasi, jiems tai yra teisinga. Ir jūs dabar būdami tėvai savo vaikams ar būsimiems savo vaikams, jūs esate jiems teisingi, patys geriausi tėvai. Ir nesvarbu, jeigu jūs ir suklystat ar suklydot, jau jūs esate jiems patys geriausi tėvai. Lygiai taip pat kaip ir jums, nes dėka jų esate jūs. Nes jeigu jūsų mama nebūtų prisileidusi jūsų tėčio, štai šito vyro. Jeigu jūsų mama nebūtų prisileidusi, būdama jauna šito vyro, nebūtų sutikiusi jo, nebūtų ir jūs. Reiškia, tėtis nebuvo toks blogas. Ir mama nebuvo tokia bloga, kaip vienas galbūt apie kitą kalbą negražiai. Reiškia, kažkas buvo gero ir gražaus tiek pas tėtį, tiek pas mamą. Ir kažkas tas, kas yra gražaus, yra ir jumyse. Todėl jūs dabar sėkmingai taip kuriat ir vystot tai, kas jumyse yra to gražaus. Dalindami savo partneriui, dalindama savo vaikam tai, kas yra gražaus jumyse. Aplinkiniam, džiuginant pasaulį ir vertinant gyvenimą kaip pačią didžiausią dovaną. Ir čia mama ir tėtis. Tai tie patys du brangiausi žmonės, kurie dėka jų atsiradote jūs. Ir kodėl dabar tiek daug yra nesėkmių santykiuose? Kodėl tiek daug žmonių nesupranta, kodėl man taip vyksta gyvenime, kodėl man nesiseka. Kodėl? O žinot kodėl? Todėl, kad nėra suvokimo, kas esu aš. Koks mano saugumo uostas, mano vidinės ramybės uostas. Kur mano džiaugsmo uostas, gyvenimo priėmimo kaip dovanos. O šitas uostas slepiasi čia, pas mamą ir tėtį. Čia, pas juos. Ir labai dažnai, kol mes nesuvokiam, kas yra mano širdyje mama ir tėtis, tol natūralu sunku suvokti ir suprasti, o kas man yra gyvenimas, kas aš esu ir koks yra mano santykis su mano antra puse. Nes uostas ir ramybė tai yra mama ir tėtis. O kai uoste yra saugu, ramu ir gera,
tada ir santykiai su savimi ir aplinkiniais yra geri. Todėl norint turėti darnią šeimą ir darnius santykius su savo antra puse, su savo vaikais, su savo kolegomis, pirmiausia reikia atsigręžti kur? Į mamą ir tėtį. Į tuos du žmonės, kurie davė gyvenimą, patį brangiausią, ką jie galėjo tik tai sugalvoti, ką galima duoti. Štai jie davė tai. Ir šituos du žmonės išmokti, bent jau pažiūrėti juos, priešais pabūti juos, pamatyti kartu. Nesvarbu, kad jie dabar gyvena atskirai ir vienas ant kito pyksta ir laiko nuoskaudas ir jums iki šiol negražiai kalba apie vienas kitą. Čia nesvarbu yra. Todėl, kad jeigu jie tokie būtų blogi vienas kitam, nebūtumėt atsiradę jūs. Reiškia, kažkas gražaus tiek pas mamą, tiek pas tėtį yra. Tai galbūt per daug visokias negandas, per daug visokias nuoskaudas, tai pasislėpia. Bet kažkokia mamos ir tėčio dalis vienas kitame tai išvelgia. Ir jums tą reikės išmokti išvelgti. Ir kitas labai svarbus dalykas, kad mama ir tėtis turi teisingai stovėti jūsų širdyje. Jūs nesate didesnė už savo mamą ir tėtį. Jūs esate visada ir būsite vaikas. Lygiai taip pat, kaip ir jums, jūsų vaikas, visada bus vaikas. Šita hierarchija, šita pusiausvara šeimoje turi būti išlaikyta, norint turėti darnią šeimą. Kai tėvai pradeda senti, natūralu, kad labai dažnai suvaikėja. Ir įkyriai prašo savo vaikų pagalbos, ar ten prašo visokios nors kažkokios, kad pagalbos. Įvardinkime taip. Vaikas ką daro? Jis padeda. Jis padeda ir mamai, ir tėčiui, aukodamas save. Tai nėra teisinga. Teisinga yra padėti mamai ir tėčiui ne iš tos vaikiškos savo pozicijos, kad aš kaip vaikas, kaip maža mergaitė, dar tikiuosi išgelbėti mamą ir tėtį ir padėti jiems, bet aš galiu padėti mamai ir tėčiui kaip tas suaugęs ir suaugusius žmogus, ta moteris, tas vyras, padėti jiems išgyventi tą senatvę ir tą etapą, kuris galbūt ir paskutinis. Labai svarbu šitoje vietoje pažymėti, kad mama ir tėtis, jie tai priima kaip teisinga. Mums atrodyti gali, kad mama ir tėtis norėtų, kad būtų kitaip. Bet viduje, širdyje, kiekvienas tėtis, kiekviena mama nesąmoningai ar sąmoningai nori, kad jų vaikas gyventų gerai, būtų sveikas, laimingas ir kad jam viskas sektųsi geriau negu jiems. Nesvarbu, kokia mama baisi, kokia mama ar monstras, ar nesupratinga, ar ten jinai kažkokia tokia bloga, ar tėtas koks blogas. Sąmoningai, tai suvokiant ar nesuvokiant, jie vis tiek širdyje nori, kad jo vaikui būtų geriau ir kad sektųsi gyvenime. Todėl vaikas neturi žvelgti į tėvų šeimą. Jis turi žvelgti į savo gyvenimą ir eiti į jį su ta dovana, kurią gavo iš savo tėvų. Paimant save už rankos, vat kaip tą savo dalį, kurią galbūt reikės išmokti pasirūpinti, išmokti ją
mylėti, saugoti ir kuriai daugiausiai reikia jūsų meilės. Tai va, čia šita jūsų vaikiška dalis, ta paaugliška, ta dalis, kurią galbūt reikės išmokti pasirūpinti, jai paaiškinti. Bet šita suaugusi dalis, kuri dabar klauso mane, kuri dabar viską stebi, ji puikiai suvokia, kad pasirūpindama savimi šitą vaikišką dalim galės labai šauniai keliauti į gyvenimą, kuriame gali būti daug ko, daug dovanų, kurias gali atnešti jum už tai, kad priėmėt mamą ir tėtę, o su priėmimu priimat gyvenimą. Nes tie, kas pyksta ant mamos ar ant tėčio, jie negyvena gyvenimą. Jie egzistuoja gyvenime. Žmonės egzistuoja. Pastebėkite, kiek daug žmonių egzistuoja aplink ir kiek žmonių gyvena. Netikėkite socialiniais tinklais, ką ten rodo, kur atrodo, kad žmonės gyvena. Ne, tai yra iliuzija. Pasitikėkite tik savo pojūčiai, savo intuiciją, tai, ką jūs jaučiat ir tai, kas jums yra tikra. Tikrai pastebėsite ar pamatysite situacijas ar žmonės, kurie iš tiesų gyvena gyvenimą, o kurie imituoja, kad gyvena gyvenimą. Aš tikiu, kad jūsų aplinko irgi yra žmonių, kurie vaidina, kad gyvena gyvenimą, bet iš tiesų jie egzistuoja. O norint iš tiesų gyventi gyvenimą, vaizduoti ir vaidinti nereikia. Tai jaučiasi, kad žmonės gyvena gyvenimą. Bet tada, kada jie priima tą gyvenimą iš tų savo autorių, kurie sukūrė, kurie davė tą gyvybę ir kartu su gyvybė tą gyvenimą iš mamos ir tėčio. O tą mamos ir tėčio vaikišką dalį ir tą dalį, kuri buvo apsunkusi pas mamą ir tėtį ir kuri blogai nudirbo darbą. Šitą dalį mamos ir tėčio reikės išmokti gerbti. Čia yra tos dalys mamos ir tėčio, kurias reikės išmokti gerbti. Jūs visada šitos dalys bus šalia mamos ir tėčio ir kartais jūs pastebėsite. Atvažiuojat pas mamą ar tėtę į svečius ar paskambinat, o mama pradeda šaukti, arba mama vėl tą patį šneka, vėl tėtis girtas, arba vėl man nėra kontakto ir ryšio su mama ir tėčiu. Ir vėl viskas iš naujo, niekas nesikeičia. Taip, bet kai jūs už tos dalies mamos ir tėčio, kuri yra apsunkusi, kuri yra liūdna, kuri yra skausme vidinėme ar kančioje, jeigu jūs išvelgsite, kad už viso šito yra vis dėlto mama ir tėtis, ta mama, kuri man davė valgyti, ta mama, kuri, kai sirgo, man davė vaistų, tas tėtis, kuris, kad ir paliko anksti mamą, bet kažkodėl, kai būdavo kalėdos, man padovanodavo dovanų, prisimindamas mane, arba kažkur mane nuveždamas, kad tada aš buvau dukra, tada aš buvau vaikas. Ir tą momentą, tą situaciją, aš buvau vaiku. Čia yra gražiausias dalykas. Kada sugebėsite išvelgti už viso šito mamą ir tėtę. Ir viskas. Daugiau nieko nereikia. Tiesiog pamatyti už viso šito, kad vis dėlto, taip kaip mama ir tėtė suprato, taip jie ir išreiškia tą meilę, tą emocinį artumą. Taip kaip sugebėjo, galbūt per maistą. At mama gamindama maistą, emociškai jautė, kad taip jinai išreiškia tą rūpestį. Galbūt mama, kuri ten siuvo rūbus jums kalėdiniam vakarėliui. Galbūt tas tėtis, kuris iš paskutiniųjų jums nupirko batus, arba tėtis tas, kuris taip sugebėjo, taip jums kažką padarė, kažkur nuvežė, kažką išmokė. Tada kažkokia tropelė, jų dalis buvo toje būsenoje. Ir tai aš priimu. Ir reiškia, kad aš vis dėlto turiu mamą ir tėtį. Ir aš džiaugiuosi, kad turiu. O su tuo džiaugsmu aš turiu ir gyvenimą. tą džiaugsmą, tą pilnatvę. O visa kita,
Visa kita tai yra jų likimas, jų gyvenimo pamokos, jų neišmoktos kažkokios pamokos, kurias jie neišmoko, ne dėl to, kad jūsų nemyli ar nemylėjo, o dėl to, kad jie patys buvo taip užauginti, nemokyti ir neišmokyti. O jūs dabar turite privilegiją išmokti, sugebėti kitaip auklėti savo vaikus, kitaip jais rūpintis ir kitaip jais pasirūpinti. Ir čia jūsų jau atsakomybė. Kaip tą padarysite? Bet atminkite, patys geriausi tėvai jau jūs esate savo tėvam. Kaip ir jie jum yra. Nes dėka jų dabar esate tokie ir jūs. Ir viską, ką jūs pasiekėt gyvenime, turtai, karjera, talentai, gebėjimai, viskas atėjo iš jų. Iš to, kad jie davė gyvenimą. Ir šitas suvokimas nuramina. Ir atveria vartus į kitą etapą. Į kitą savęs matymą, į kitą savęs pripažinimą ir net į kitokį santykį su savo antra puse. Kas yra labai reikšminga ir svarbu. Ir daugelis porų, kurie ateina į konsultacijas, į terapiją pas mane, visi nori stebuklingo vieno recepto. Stebuklingos piliulės, kurią išgėrus santykiai pagerės ir pasikeis. Bet jos nėra, tos stebuklingos piliulės ir to vieno recepto. Ir niekada nebus. Todėl, kad gyvenimas yra daug subtilesnis. Ir jis mus moko nuolat kažko. Ir jeigu mes nesuprantam, ko mes mokomės, ir neišmokstam tų pamokų, mes vis kartojam tą patį per tą patį. Todėl vienintelis būdas, nuo ko atsispirti, pradedant mokytis, tai yra grįžti į savo saugumo ir ramybės uostą. Iš ten, iš kur mes kilom, iš ten, iš kur mes atėjom. Tai yra grįžti širdimi pas mamą ir tėtį. Ten, kur man yra mama ir tėtis. Ten, kur yra saugu, ten, kur yra ramu. Ir su šita grįžimo emocija, su šito grįžimo jausmu, užsipildyti tai, kas ten yra. O jeigu nieko neliko, ir niekada nebuvo, ir aš nieko gražaus gyvenime iš mamos ir tėčio nepatyriau, vien tik smurtą, skurdą ir visokią emocinį atstumimą, tada iš jų paimti tai gyvenimą. Ir tą dalį mamos ir tėčio, kuri davė gyvenimą, kas čia į savo širdį priimti, kaip pat mano vieta čia ramybės ir saugumo uostas. Ir aš priimu ramybės ir saugumo uostą į savo širdį. Ką labai svarbu padaryti šitai vietai, kas dabar klauso tiesioginio eterio metu ir tie, kas klausys vėliau, apkabinti save. Apkabinti, nes čia yra viskas, ko jums reikia. Jau jumyse yra. O visa, kas netinkama, po truputį tegul išeina ir išeis. Bet būnant jau saugumo ir ramybės uoste, kada vėjas ir gyvenimo negandos neblaško. O čia šiandien mama ir tėtis, tie du žmonės, kurie yra šiandien. Jei fiziškai galite juos apkabinti, paliesti, aplankyti, paskambinti, padarykite tai. Bet su kitokia širdim,
savo, su kitokiu jausmu. Ir kai vėl mama ir tėtis skųsis jums, ar kažką kalbės, net jei mama ir tėtis nėra gyvi, jei mamytė ir tėtis jau amžinybėje, jeigu jie ir iškeliavo, apkabinkite save, taip kaip norėtume, kad jūs apkabintų mama ir tėtis, jeigu galėtų fiziškai tai padaryti. Ir pabūkite su tuo apsikabinimu, kaip pats mylimiausias vaikas, pats brangiausias jų vaikas, pats reikalingiausias ir pats svarbiausias vaikas. Ir pabūkite su tuo jausmu. Koks jausmas būti pačiu svarbiausiu, reikalingiausiu mamos ir tėčių vaikų, savo tėvelių vaikų. Bet jei jie fiziškai to padaryti negali, jei jų nėra, jie amžinybėje ar ne, mamos ir tėčio būsenoj. Bet aš galiu sau duoti tai. Ir čia šitam gali padaryti šitas suaugęs žmogus, kuris klauso. Apkabinti, va štai, taip, įsivaizduojant, kad jūs apkabinat save mažą, o čia esate jūs. Ir jūs save mažą, va taip, ir apkabinat, kaip mama, kaip tėtis. Ir jūs kartu. Ir šitas ramybės ir saugumo uostas jau čia, jumyse. Ir į tą uostą grįžkite vis dažniau, kol panorėsite šitame uoste likti, o visas audras, gyvenimo negandas atlaikyti uoste, nesibastant po platųjį pasaulį, ieškant kažko, kas yra jau viskas jumyse. Nes pabėgti nuo savęs yra tokia patarlė neįmanoma. O priimti save įmanoma, priėmus gyvenimą, kurį davė mama ir tėtis.